Treneri, turbūt svarbiausia tokiuose rungtynėse kaip šiandien koncentracija ir tas emocijų tramdymas aikštelėje, ar ne? Taip, žinoma, tai ta koncentracija ypač gynyboje labai svarbi, todėl kad tai yra daug žaidėjų gerai metančių tritaškius, o kita dalis žaidėjų buvo tokie, kurie labai žaidžia agresyviai, po krepšių veržiasi, lipa ant lentos, kamuolius nori kovoti, tai pirmoji pusė turėjom su to truputį problemų. Antroji tikrai vyrai gerai labai susitvarkė ir manau, be problemų tikrai laimėjom. 63 praleisti taškai turbūt jūs tenkina. Taip, apie tą kalbėjome, kad turime dominuoti baudos aikštelėje, o baudos aikštelė tikrai ir pelnydami taškų daug iš po krepšio ir laimėdami kovą dėl atšokusių kamuolių tai įvykdyti. Treneri, kai vertinant visą šią išvyką į Estiją, 2 pergalės, turbūt pagrindo nerimauti jokio neturite, ar ne? Ne, labai gerai dėl to, kad iškovojom tas 2 pergalės, tačiau gerai ir kad žaidimo nebuvo tokių, kaip sakoma, duobių. Gan stabiliai žaidėme abi varžybas, tas yra gerai. Pakankamai šiandien paskirstėt laiką visiems žaidėjams, turbūt tas nuovargis neturėtų labai jaustis, ar ne? Ne, tai yra kelionė, gan tolima, 2 varžybos iš eilės, dar su pervažiavimu šiandien, tai visada yra kažkoks tai nuovargis, tačiau turim rytoj laisvą dieną, atsipūsim ir penktadienį pradėsim ruoštis sekančiam varžybom. Ši pergalė klubui užtikrino bent jau 3. vietą grupėje ir dabar liko 3 rungtynės namuose. Šiek tiek atslieka tai įtampa, lengviau bus dabar žaisti? Ne, žaisim visada 100%, todėl kad tikslas yra užimti 1. vietą grupėje.